Įsivaizduokite situaciją, kad jūs randatės kompanijoje, ten yra jūsų pažįstami ir nauji asmenys, kurių jūs dar nežinote. Ir įsivaizduokite, kas nors iš tų naujų asmenų, su kuriais ką tik susipažinote, pradeda jums apie ką nors aiškinti. Iš pradžių jūs bendraujate lyg ir normaliai, lyg ir viskas tvarkoja. Ir vieną akimirką prasideda jūsų pamokymai. Jisai pradeda klausinėti apie jūs, iš kur jūs, kas jūs, vardą, pavardę, kuo jūs užsiimate, o paskui prasideda kaip mokytojo pamokos. Jūs ko nors, pavyzdžiui, nežinote, kur randasi kokia šalis, o jums pradeda aiškinti. Ir jūs jaučiatės kaip durnelis. Įsivaizduojate? Ir jis aiškina ir dar su tokia intonacija, kaip tu gali nežinoti. Ir po viso pokalbio jaučiatės lyg suvalgę gabalą mėšlo. Jūs jaučiatės kaip mažas vaikas, kuris buvo istorijos ar geografijos pamokoje, kuris blogai išmoko pamoką ir nesugebėjo mokytojui, ką tik sutiktam žmogui, kurių jūs dar net nepažįstate, paaiškinti, kur randasi kažkokia šalis, apie kurią jūs net negirdėjote. Ir kaip dabar išeiti iš šio kontakto? Kada vyksta tokie pamokymai, jūs jaučiatės nuvertinamas, ko nors nežinantis, pradeda jausti šlykščiai, kad jūs spaudžia, stumia į kampą su savo pokalbiu. Jūs galite bet kuriuo metu išeiti iš kontakto. Jūs galite bet kuriuo metu, pavyzdžiui, išsitraukti telefoną ir žiūrėti ką nors telefoną, arba pasisukti į kitą žmogų ir pradėti bendrauti su kitu žmogumi. Jūs neprivalote klausyti to žmogaus, kuris jums bando ką nors įteikti, kuris jūs atskaito kaip, pavyzdžiui, mokytojas per pamoką. Jis jums ne koks mokytojas, jūs jau suaugęs žmogus, kuris ką nors gali žinoti, ką nors gali nežinoti. Tai yra normalu. Viską ir apie viską šiam pasaulyje neįmanoma žinoti. Neįmanoma tiesiog. Tai jūs bet kuriuo metu galite pasišalinti fiziškai arba emociškai iš kontakto. Tai yra nutraukti žvilgsnio kontaktą, nutraukti tokį linkčiojimą, kad jisai teisus, kad jūs palaikote pokalbį, nustoti su juo bendrauti ir netgi pasišalinti. O pasišalinę jūs galite net neatsisveikti, jūs neprivalote. Jūs neprivalote su kiekvienu žmogumi, kuris bendrauja nemaloniai su jumis, bendrauti su juo maloniai. Ir dabar žiūrėkite, kada tas žmogus supras, kad jūs išėjote iš kontakto ir kad jūs su juo nebendraujate, jisai gali jūs pasivyti ir paklausti: tau kas nors nepatiko, kas nors buvo negerai, oi, aš atsiprašau, aš nenorėjau taip su tavim bendrauti, aš nenorėjau, kad tu taip blogai pasijaustum. Žiūrėkite, čia yra klaida, jeigu jūs pasakysite, taip, viskas gerai. Jeigu žmogus būtų nenorėjęs, jis būtų su jumis taip nebendravęs, jis nebūtų buvęs mokytojo pozicijoje, o jūs nebūtumėte jautęsis kaip mažas vaikas, kuris atsakinėja į mokytojo klausimus, kuris jaučiasi lyg mokykloje, pamokoje ir dar toks durnelis, kvailelis, kuris kažko tai nežino. Jeigu žmogus nenori su jumis blogai elgtis, jis nesielgs. Tai Ir prisiminkite, jūs bet kuriuo metu galite išeiti iš neigiamo kontakto. Jūs neprivalote būti su tuo žmogumi, jam linkčioti, sakyti taip, šypsotis ir maloniai bendrauti. Jūs turite teisę nebendrauti su jums nemaloniais žmonėmis. Tai yra normalu.